Duok distancinį. Ką šiandien rodo? Šio audio kūrinio personažai yra išgalvoti ir netikri. Jų niekada nebuvo, nėra ir nebus. O kas tu toks? Parduotuvės savininkas? Visuomenės veikėjas? Floristas? Stilistas? Nu kas tu toks? Jau, jis sako, mano balerūnai tau įspardė šikną. Wow, balerastė, tu žiūrėk, kad tavo balerinas tau pačiam neįkastų šančių inteligentas glosto savo vaginą. Gal jis vaidina, kojas kilnoja, knisa protą, beleką komentuoja. Mainstreamas sėdi savo televizoriaus pultelį, glosto, nieko nebenori žinot, išskyrus kas kam nors išluostys. Čia teletabiai, čiulpia maiką legaliai, už tai komisija ploja, balus kilnoja. Kiaunės perka celką, tugi parduodi padėlką, bet lendi į dėžę pirmas ir kalbi apie firmas. Nugramdi geležinę kaukę saunos nukučio, pažiūrėk, prekės ženklo nėra nei likučio. Pasakyk, kas tu toks, parduotuvės savininkas, visuomenės veikėjas, sutenioras darbininkas, su prostitutės paltu ant žurnalo viršelio madų floristo, stilisto, senai visų išpit šokoladiniai saldainiai, raukšlėtų bobų garbiai, apie gatvės stilių ubagas dėjoja smarkiai, tu stumi į viršų savo šikną, per kitų galvas ir atvirkščiai savo galvą kiši į rudą spalvą. Daugotas estetas naujo šachmatinio chloro, kiša savo liežuvį, tartum kartą zoro, tik įkiša į marškį, bet ir vėl pro šalį. Vaitai tau, šitai tau, generolas nieko negali. Lyriško plano tu esi atlikėjas, ateik pas mane, išmokinsiu būti mezgėjų, šokėjų, tau reikia klizmos, charizmos ir mano patarimo, kitaip tu niekas, tu nulis, tu tarsi klounas be grimo. Kas tu toks, parduotuvės savininkas, suplyšusių kojinių elito darbininkas? Na kas tu toks, floristas, stilistas, raukšlėtų damų vakarėlių liūtas, artistas? Kas tu toks, kas tu toks? Ar atsimeni plikiai, ką po spektaklio vaidinai? Teatre priklaupas kam, kada už kiek varvekliai braukiai, apsisėlėjęs komentatorius sėdi kojų neklausdamas, nieko negalvodamas, apšėdamas maiką glosto lyg save paus.